Streamina. Na, čia buvo rimtesnė kova. Oi, čia dešinė. Labai stiprus dešinės smūgis. Taip. Bet kiek ilgai jis išlaikys tą stiprų smūgį? Antram trečiam raundui, kai jis labiau pavargęs, jau nebebus tokios. Ranką mušti ar kaip čia? Ridas laukia ant to savo. O, pasitiko. O. Gana intensyviai prasidėjo kova. Ko ir galėjome tikėtis iš paleistuvio. Ridas, matau, laiko ant to smūgio, Laukia. Rūkai abudu žino, ką daro, matau. Tikrai ne taip pola laivoj, kokią kombinaciją ir pasodina. Čia nukrito ar knockdownas buvo, nemačiau. Knockdownas. Ką? Paleistuvis stebina maloniai. Tigras Vikingas. Airidas gali tęsti kovą. Stebim toliau. Kvapą gniaužinti. Įtampa slegia. Įtampa visi stebiai tiesiog intensyviai. Kovai net... Oi, ir dar vienas iš Airido smūgis. Ne, apgirdo nebuvo smūgio, bet pataikė du gerus smūgius tikrai. Ką, galima suprasti, kad abudu vyrukai turi neblogą smūgį. Taip. Pasirido tikrai aštrus smūgis. Nuo to ir dabar laukia, kol pareis, paleistuvis nenori eiti link jo. Sutėvo dirba oro. O, kodėl tik suko Ridas. Paskutinis įspėjimas. Gavo paskutinį įspėjimą Ridas. Pirmas raundas baigėsi, pirmą raundą. Daug veiksmo. Lauksim antro. Kažkoks pavargimas į Rido veidą. Matėt, kai baigėsi raundas? Taip ir atrodo šviežesnis. Ridas laukia, kol paleistuvis ant jo pareis ir nori pasitikti su smūgiu. Bet mačiau, paleistuvis jau pamatė ant galo jo tą techniką ir nebepuolė taip, o tiesiog džabavo. Ką, vyrukai galvoja, reiškia, kovoja, nesimuša aklai. Kaip čia gavosi. Smūgių kombinacija. 7 smūgių kombinacija išmėgė paleistuvis. Oi, kokį didesnį. Pataikė tikrai neblogą smūgį. Klauso paleistuvis trenerio nurodymų. Paleistuvis, kai matau, ruošia treneris iš Kauno. Išpaskaitai, esu pagalbės. Kaip jau Ridas nesiruošia su jokiu treneriu, tik su juo. Pats sakė, kieme treniravo, sportavo. Kaip bebūtų, trenerio reikia šalia. Be abejonės. Taip, patarimų iš kampo kartais geriau matosi. Bet Ridas rodo labai gerą performansą, kaip ir be trenerio. Šitam pasirašyme buvo. O, vėl eina paleistuvis tiesiai smūgiais ant savo priešininko, bet tai gali padaryti labai didelę žalą. Šiaip Ridas nuleista ranka gali tai jam padaryti problemą, iš tikrųjų. Taip, aš irgi tą pastebėjau. Oi. Nesisuk. Ką, Ridas, matau, pavargęs, galbūt labiau negu paleistuvis viena ramiai. Ir matau labai blogai, kad ta ranka nuleista visiškai žemai. Oi, kiek smūgių iš paleistuvio. Skaičiuos knockdowną. Antras knockdownas iš šioje kovoje. Dar vienas ir stabdom kovą. Raundė 3 knockdownai. Stabdoma kovo, tik čia antram raundė 3 knockdownas. Kovoja antras. Paleistuvis labai gražiai užeina kombinacijom. 6-7 smūgiai. Taip, bet jį galima labai pagauti. Teisingai gynyba. Oi, turi dešinę smūgį. Oi, čia jau masovka. Muštynės, bet nugalėtojas iš muštynių išeina paleistuvis. Ridas stojasi. Tai Ridas stojasi. Tikrai labai stipriai akis į Rido. Matot pamuštą akis. Šaunuolis, charakteris. Plius Airidas kovoja su trauma alkūnės. Oi, viskas. Manau, kad reikia stabdyti, ką ir daro Valentinas. Sveikiname. Paleistuvį, tikras Vikingas. 3-0.
3-0. 3-0. Ir kuo toliau to gražiau atrodo Toliau ringe. to gražiau, kiekvieną kovą vis gražiau palyginus su Kotuko kovo. Labai lygis pakilęs. Ne, 3-0. Paleistuvė, greitai. 3-1. Pirmi žodžiai dabar šaunasi savo Slepas, galvą. prisiminkit, buvo visiškai išjungtas. Jo, bet jeigu kalbėkime apie pačias kovas, Jei galite užmės, kai sakau. reitingai skyla. Didžiausia pagarba. Ir ką, kaip jis buvo. Žinau, kad susižaloji ranką. Oi, dėkui, bet Konferencija. Ir jisai nesiskūdė niekam. Aš jo paklausiu. Bičiuli, tavo ranka tokia, ar tu kovosi? Ai, nu, nepasišiukšlinsiu, kovosiu. Už tai gerbiu. Aš pat po Vyto kovos biškį neatsigavau. Bet aš tau šnusavę kovą. Ir sveikas pargrįžęs Airidai! Airidai! Ir padarom oficialų dalyką, prašom sustoti. Prašom čia, Paleistuvė. Stojam. Ir šioje kovoje nugalėjo Paleistuvis! Keliamas kovos nugalėtas Paleistuvis.